ar brangų žuvėdros mylėtojai, o gal tiesiog brangi Lietuva. Nes 50 metų žuvėdra simbolizavo būtent Lietuvos skrydį, Lietuvos pergalės ir Lietuvos pasiekimus. Šiandien čia matysime ir atsisveikinsime su tais, kurie buvo geriausi pasaulyje. Tie, kurie nešė garbę mūsų tėvynei ir garsino Lietuvos vardą. Todėl net kelios kartos, tame tarpe ir mano karta ir jūs, gyvenome kartu su žuvėdra, skridome į pergalės kartu su žuvėdra, didžiavomės kartu už žuvėdrą ir su ją. Kruvinas darbas, nudaužtos kojos, traumuoti keliai. Tai žmonės, kurie sugebėjo skirti visą savo gyvenimą, kad pasiekti aukščiausio, geriausio, ką gali padaryti žmogus. Todėl žuvėdros legenda mums Lietuvai reiškia ne tik tai sportą, ne tik tai šokį, bet tai buvo mūsų kultūros legenda. Todėl labai nelengva šiandien džiaugtis, nelengva net ir ploti. Todėl kad mums visiems žuvėdra buvo tai, kas yra labai svarbu. Bet vis tik, žinau, kad tie žmonės, ir kurie šoko, ir jų treneriai, kurie tos žmonės užaugino, išliks Lietuvos žuvėdromis visą likusį gyvenimą. Nes tai įpareigojimas, tai pasididžiavimas, tai kokybė. Tai, kuo mes visi lietuviai, Lietuvos piliečiai galime didžiuotis. Todėl pasveikinu šiandien ir juos, ir jūs, ir visą Lietuvą, kuri dar kartą galės pasidžiaugti, pasididžiuoti tai, ką šiandien matysime scenoje. Ačiū visiems.